Sveiki, šiandien darysime šlapią šilką. Tai kaip ir visų dekoratyvinių dažų, kaip ir kituose mūsų video yra minėta, sienos paruošimas yra kaip dažymui, tai yra nuglastyta, nušlifuota ir dabar gruntuosim sieną vieną sluoksnį gruntų prieš dekoratyvinius dažus. Tai yra specialus gruntas su tam tikrom savybėm ir jisai skiriasi nuo paprastų dažų. Vonelė, ėmėm volelį, plotas nedidelis, tai dažome su mažu, jei esant visai sienai, dažytume su dideliu voilu. Pradedam nuo viršutinio dešinio kampo. Tepame, kaip matot, visom kryptim, į visas pusės, nes raštas bus taip pat į visas. Tai dabar laukiam, kol išdžius siena. Priklausomai nuo drėgnumo galima tepti po 6 valandų jau dekorą, bet geriausia tai palikti kitą dienai, kadangi dažai turi ne tik išdžiūti, bet ir gerai sutvirtėti. Tai turim visiškai išdžiūvusią sieną, nugruntuotą, paruoštą, kokie tolimesni mūsų veiksmai. Tai pirmiausia, ėmėm kempinėlę, kokią 120 grubumo ir ją truputį prasišviečiam. Kadangi ant sienos gali būti likę, štai jaučiasi truputį tokie visiškai smulkus, bet kartais net nematomi dulkių taškeliai ar nuo volelio kažkas. Štai, prasišvietėm truputėlį, kad nebūtų jokių šiukšlių tepant. Dabar su mentelėm, jeigu mentelė yra naudota, jinai gali braižyti paviršių, kadangi mūsų dėjimo technika bus, pridėsim prie pat plokštumos ir suksim 8. Tai jeigu kažkiek yra bent kiek pabraižyta, sena yra kažkokiu tai gabalėlių, reikėtų padaryti ją visiškai idealiai. Tai tam tikslui turim 300 grubumų kempinėlę, nes su grubesnė, jeigu šlifuositės glaistiklis paviršių, subraižys ir bus dar blogiau. Tai lengvai prasišlifuojam, briaunas praeina. Galima pradėti, tai kadangi kursim šiek tiek reljefinį raštą, nebus jisai lygus, o šlapias šilkas leidžia tai padaryti, kadangi jie patys yra tokie ganėtinai tiršti. Štai indelį pripyliau aš dažų, paverčiu ir jie vos teka. Tai reiškia, kad jie yra pakankamai tiršti ir leidžia mums sukurti gilesnį raštą. Dažai yra blizgūs, gerai plaunami. Tai stebim, kada pradeda pati pradžia apdžiūti jau. Pasižiūrim, kada šlapia. Tepam toliau. Tiesiog paimam ją ir plokštamą prispaudžiam. Ir piešiam 8. Tai jaučiasi, kada vietomis ploniau tepam. Jaučiasi, kur yra mažiau uždėta dažų, kad glaistikliai prilimpa ir tempėsi paskui save dažus. Tas sienos marginimas labai įpareigoja. Ir kaip pastebėjot, jeigu užbaigiam ar norėsim tepti toliau voleliu, neatitraukiam glaistikliais kažkur vidury, o atitraukiam ant sausos vietos. Vėlgi, jeigu skirtingas laukimo laikas yra, apdžiūvimo susiformuosim visiškai kitoks raštas. Labai plačiai daug grįžti nereikia, bet
kažkiek ant sauso apdžiūvusio galima užeiti. Štai. Pasibaigim kampą. Užsidedam ant glaistyklės ir ties sujungimu pabaigiam mūsų darbą. Jaučiasi, kad truputį pagailėjau kampe. Dedam papildomai. Jeigu limpa, žinokit, kad, kaip ir minėjau, kad per mažai, per plonai užtepta dažų. Tai jums formuos kitokį raštą nei visą sieną, todėl tą storį stengiamės pasiekti kuo tolygesnį, kuo vienodesnį. Na, žodžiu, tai yra šlapias šilkas, atrodo jis tikrai įspūdingai. Ir viskas. Siena baigta, daugiau nieko daryti nereikia. Tai buvo šlapias šilkas ir aš Saulius iš Kitokie namai. Kitam darysim taip pat su šlapiu šilku, formuosim kitokį raštą. O dabar iki.